galim nuo to ir pradėti, Arnelį. Man atrodo, tu, kaip sakome, persilaužiai scenos baimę nugalėjai. Nuo šiol Arnas yra ponas Hollywoodas, čia jau be kalbų, taurasne. Tai vat, jis savo tikrai padėjo ir žmogus pakvietęs visą šitą renginį irgi labai čia jam padėjo. Vivaldi platformos autorius irgi labai aukšto pilotažo profesionalas. Žmogaus dingo, dėl jo savybių dingo netgi ta scenos baimė tokia prieš kameras. O toliau Vivaldi LT, aš manau, bus labai puikiai platforma žmonėm, kurie nėra iki galo profesionalai, kurie turi daug klausimų ir nori gauti būtent konkrečius atsakymus, kurie yra paremti profesionalų darbais. Tai liaudiškai norėčiau gal labiau pasakyti, kad yra iš visų pusių nauda, kur pasižiūrėsi. Tu irgi gauni kažkokią naudą, nes jeigu tu gražiai rengiai tą, kaip sakoma, projektą, bus galimybė, kad su tam galės susisiekti. Tai čia vat asmeninė. Tada kitas dalykas, tu padedi visai Lietuvai, nes žmogus užsimanys pirkęs butą, kuris galvoja, kad kaip tarybiniais laikais pats pasitapetos ir susisuks kraną, šiais laikais taip nieks nebedirba. Ir visiškai kitokį rezultatą gauni, kai tu pasisamdai normalų žmogų, o ne pats su giminaičiai savaitgalį tapetuoji sienas. Tai čia paprastas dalykas. Įtikint žmogų, kad čia yra rimta profesija, o ne šiaip užuolaidų parinkėjas. Samdęsis profesionalus tikrai turės ženkliai geresnį rezultatą. Tai va tiek, tas ir yra nauda, visapusiška. Žmogus tas, kuris kuria, kaip ir esame abu interjero dizaineriai, tik tam tikrų metų atitolau nuo užuolaidų parinkimo ir persikvalifikavau ant veidrodėlių, kaip sakoma, čia jeigu ūkiškai. O Arnas ištikimas lieka, kaip sakoma, architektūrai, dizainui, menui ir skoniui. Jis vat... Norisi perkelti dizainą į kitą lygį, todėl yra naudojami prabangesni dalykai, tokie kaip veidrodiniai. Versalio akcentai. Vat su jais bandysim kažką prasimušti, kažką nuveikti, nes medžiaga įdomi, nematyta, tai tikėkimės patiks ir žmonėm, kurie mus žiūrės. Sakoma, stengiamės, hebra, tie, kurie mus žiūrit, mes dėl jūsų šiandien visą dieną pasistengiam. Vivaldi LT tai jėga. Vivaldi LT jėga. Papuoliau, aš galvojau, kad man reikalinga bus mano projekto, žadu atidaryti antrą studiją Dubajuje. Kažkaip priejau tos išvados, kad šiuo metu yra didesnė reklama vizualas, ne kaip fotografija, o jau kažkoks video dalykėlis ir kiti ir treti man patarė pasidaryti kažkokį video, kurį aš ateityje galėsiu karpyti įvairiai ir naudoti ir reklamai ilgesniai, trumpesniai, žodžiu, pasidaryti kažkokį video apie savo veiklą. Šnekėdamas visą laiką, kai kažko reikia šneki, kol išlenda iš po žemės tas pasiūlymas. Taip ir buvo, jo draugas Jūrius sako, žiūrėk, numetė linką. Žmogus kaip tik filmuoja, jis tau padės, tu jam padėsi, kaip tik ieško architektų naujų dar kažko, nes tai tik kuriasi visas dalykas. Viens kitam padėti. Iš tos pagalbos mes ir susitikom, nes man kaip ir vis dar reikės arabam filmuko apie mano veidrodukus. O tam kartui kviečiam visus aplinkui architektus, dizainerius prisijungti, nes tikrai hebra apsimoka. Fainas projektas. Ateitis išaugs į kažką. Jo. Paskiau gailėsitės. Po kol kas viskas vyksta nemokamai. Žiūrėkit, kol yra laiko. Šios pakylėtas tiesiog išryškėjo mano savybės, kurios tikriausiai niekada man pačiam nebuvo, kaip sakyt, pažįstamos. Gera platforma, kuri duoda tik tais naudą. Netgi savo asmeniniai būsenai pasigerinti. Aš pats net neatsimenu, kad mes viskas vyksta. Paprastai, kadangi mes su kolega artimai bendraujam, kolega pristatė šitą platformą vivaldi.lt, ginom ir liekam patenkinti. Tikiuosi, dar rezultato galutinio nematėm, bet rezultatas tikiuosi visus nudžiugins. Jo, kaip, būkim biedni, bet teisingi, mes nesam išreklamavę savo šito veidrodinio projekto tiek gerai, kad apie mus visas pasaulis žinotų. Tai dabar mums padės. Vivaldi irgi kažkuo mums padės, kažkuo momentu. Nors ir 2 klientus gausim per Vivaldi ir tai jau yra laiminga. Ir kas svarbiausia, aš manau, kad šitą veiklą reikia tęsti ir tai yra, kaip sakant, prasmingas dalykas gyvenime. Čia Vivaldi ir veidrodžiai, ar abu dalykus reikia tęsti? Ir Vivaldi ir veidrodžių gaminti. Reikia kolaboruotis, gražus dalykai su Vivaldi. Taip, dalintis. Kur gražus dalykai, ten Vivaldi. Kur Vivaldi, ten gražus dalykai. Esą jaučiau, kurio dabar nebėra. Baltų marškinių lyginti, ką? Kaip čia dar besijausti?
Su kastais dantis varėm marškinių lyginti. Ne, man tai tokia visada, oi, filmuotis, čia šnekėti, čia prakaitas, Architektas spalva, gi kaip raudona, būna, balta, architektas veidas, susivėlęs, fioletinis. Pieštukas už ausų. Šitam reiškia susivelt neišeina. Bet, nu. Neišeina, bet Vivaldi viską sustatė į rėmus, žodžiu. Tai. Labiau savim pasitikintis ir į platesnę auditoriją, kaip sakant. Gerai, fainai pažintis, o viskas fainai. Viskas kaip sviestų patepta, žodžiu. Jo. Nors pietus tik prasti buvo, reikia savo Ačiū. karburodą atsinešti.